Šunys loja, karavanas eina. Noriu pakalbėti tokią temą, kurią labai retai pasisakau, nes dėl to, kad stengiuosi į tai nekreipti dėmesio. Sėdžiu po naujos salės atidarimo, po kelių porų darbo tam, kad pasileistume dar vieną močiučių rezidencijos salę ir noriu pakalbėti apie mano kolegas, kurie stengiasi iš visų jėgų dirbti. Įsivaizduokit, vakar per valandą laiko į močiučių rezidencijos Google atsiliepimus atėjo virš 60 atsiliepimų po vieną žvaigždutę, kad viskas yra blogai, viskas yra nevalgoma, viskas yra tragedija, viskas yra, žodžiu, čionais, nežinau, kažkoks paradas ir nesąmoninga tragedija. Na, bet žiūrėkit, sukurti tokį, suorganizuoti 60 žmonių, kad jie rašytų, parašyti kiekvienam suorganizuoti, yra darbas irgi didelis. Iš tikrųjų, žinokit, aš šituo verslu gyvenu nuo ryto iki paryčių. Aš žinau viską, aš tikrai žinau, kad mes darome klaidų. Aš už tas klaidas beprotiškai atsiprašau, mums tikrai nėra dzin ant kiekvienos situacijos. Aš žinau, dėl ko buvo, nežinau, ten neiškepę ar nedakepę bulviniai blynai, ar jums buvo nedanešti įrankiai, ar kažkas buvo atsitikę. Dėl to, kad man tikrai labai yra svarbu, aš vertinu kiekvieną savo klientą, bet žinau, kad mes iš tų klaidų pasimokysim. Aš, matot, esu tas žmogus, kuris nepavydžiu niekam. Aš noriu, kad visiems būtų gerai, man atrodo, darykim visi, dirbkim draugiškai. Juk visiems bus geriau, jeigu Palangos kurortas bus gražesnis, įdomesnis ir mes visi turėsim įdomesnius projektus. Pas mus visus bus daugiau žmonių. Kuo mes mažiau pykčio nešiosime širdyje, tuo bus lengviau visiems. Tas darželis bus gražesnis pas kiekvieną. Na, bet fiktyviai kurti ir daryti tokias nesąmonės, manau, kad nėra tikslo. Mes tik patys savo nervus dar labiau ėdamės ir gaištam savo brangų laiką, o tą laiką geriau investuotume ir dirbtume dėl to, kad pas mus būtų gražu. Na, bet aš nesu teisėjas ir nenoriu moralizuoti dėl to, kad aš geriau žiūrėsiu į savo daržą ir tvarkysiu savo daržą, kurį tikrai dar reikia tvarkytis, tobulinti ir gerinti, kad viskas būtų dar įdomiau, dar kokybiškiau. Ir aš tikrai tą darysiu. Dėl to, kad man, kaip jaunam žmogui, tikrai buvo nelengva sukurti, padaryti ir suvaldyti pačioje pradžioje visą tokį didelį verslą. Aš iš tikrųjų, žinokit, dirbu ne dėl pinigų, aš dirbu dėl to, kad aš kaifuoju nuo šito darbo ir manau, kad tas matosi. Šita vasara tikrai buvo įspūdinga, turėjom labai daug žmonių, turėjom labai daug svečių ir močiutės buvo ir yra labai populiarios ir už tai esu labai dėkingas jums. Už padarytas klaidas tikrai visų labai atsiprašau. Pažadu, kad kitą vasarą tokių klaidų nebus, dėl to, kad žmonės visi tobulėjom, visi stengiamės, ir tikiu, kad duosit mums dar šansą pasitaisyti, jeigu kažkam buvo blogai ir buvo negerai. Tikrai žinau, kad mes einame į priekį ir einame į priekį sparčių žingsnių. Taigi, ačiū labai šią vasarą, kurie lankėtės močiučių rezidencijoje. Žinot, kartais yra geriau patylėti, ne? Tai gyvenkim draugiškai, dirbkim visi tiek pat, kiek dirbu aš, ir jeigu visi dirbsim, pas visus bus gražu. Tai geros visiems likusios vasaros, nekurkim fiktyviai tokių nesąmonių ir visi į priekį.